Sveiki, mėly žiūrovai. Prieš jūsų akis ant mano darbastalio yra dar vienas labai dailiai atrodantis aparatas, kaip jau ir esu minėjęs jums, jog stengsiuosi parodyti kuo įdomesnius, išskirtinesnius ir tuo pačiu metu kuo retesnius aparatus. Tai šiuo atveju mes turėsime puikią progą susipažinti iš arčiau ir prisiliesti prie daniškos high-end, hi-fi audio industrijos butiko. Šiuo atveju tai bus Holfi Super Battery fono stiprintuvas korektorius kartu su juo komplektuojamam Super Battery PSU, tai yra maitinimo šaltiniu, kuris aprūpina maitinimu fono korektorių stiprintuvo. Kuo jis yra išskirtinis, tai yra fono korektorius, kuris yra maitinamas baterijomis, kurios žinoma yra nekraunamas ir apačioje esančių maitinimo šaltinių, tačiau visas likęs maitinimas yra aprūpinamas būtent iš jų. Netrukus susipažinsime su šio fono korektorium iš arčiau. Danų kompanija Holfi buvo įkurta Peterio Holšteino, tai yra inžinierius, kuris baigęs studijas nusprendė save išbandyti audio technikos projektavime ir kūrime. Taip pat gimė ir šios kompanijos pavadinimas, vėlgi nesunku yra atspėti, kad pirmosios 3 raidės yra būtent pavardės Holštein, tai Holfi, tai yra Fidelity, tai ir buvo sujungtas tos 2 dalys ir mes turime pavadinimą Holfi. Pakankamai gražus logotipas, garsiakalbio formos. Ir Peteris Holšteinas tikrai yra suprojektavęs nemažai įdomios audio technikos, kuri iš principo buvo laikoma pakankamai butikinė. Nebuvo, sakykime taip, daug kūriamas tos audio technikos, viskas buvo daroma rankų darbo, tai yra buvo tas vienetiniai egzemplioriai išleidžiami, net ne visuomet buvo vienodus komponentus naudojantis, būdavo įvairiausių, sakykime, taip variantų, lygiai ir tokio paties įrenginio, bet galėjo skirtingai atrodyti viduje. Čia toks yra butiko dalykai. Ir Peteris Holšteinas savo veiklą buvo nutraukęs jau prieš kurį laiką, tai yra nebebuvo gaminami Holfi audio technikos įrenginiai, buvo atliekamas tik tai servisas, priežiūra jau prieš tai parduotos audio technikos, ir galų gale 2014 metais jis nusprendė pakeisti savo kryptį ir audio industriją, būtent hi-fi, high-end audio industriją pakeisti į pramoninės elektronikos industriją ir įsidarbino tuo metu vadovo viena iš kompanijų, kuri gamino pramoninius sensorius, būtent vibracijos, tai vėlgi čia įvairiausiams galbūt statyboms skirtus ir ar kažkokiems kitiems dalykams. Taip, jisai nemažai laiko pradirbęs ten, įsidarbino į kitą įmonę, kuri šiuo metu dirba, tai jau kuria manekenus, kurie turi žmogaus šilumą imituojančias savybės, taip pat prakaitavimą, kvėpavimą, žodžiu, taip toliau. Taip jisai ir nesugrįžo į audio industriją ir šiuo metu savo kelią mato kitoje vietoje. Ką mes turime? Tai mes turime istorinius jo įrenginius, tai turime Holfi Super Battery, kartu su prie jo pridedamu maitinimo šaltiniu. Čia mes turime fono stiprintuvo korektorių, kurio idėja buvo pačio gamintojo sukurti taip, kad jisai būtų maitinamas nuo baterijų. Pačios baterijos būtų įkraunamos iš maitinimo šaltinio, o jau toliau maitinimas būtų paskirstomas į stiprintuvo grandinę jau tiesiai iš baterijų. Kaip visa tai yra realizuota, netrukus jums viską parodysiu. O kol dar netidarėm dangčių ir nepasižiūrėjom, kaip jis atrodo viduje, greitai prabėgsime, pasižiūrėsime į jo išorėje esančius elementus, tai yra dangtis, priekinis fasadas, kiti visi įdomus momentai. Tik nuimsiu kamerą nuo štatyvo, kad galėčiau paimti ranką ir parodyti viską iš arčiau. Paėmiau kamerą į ranką, tikiuosi vaizdas per daug nedrebės ir netrukdys mėgautis peržiūrą. Bandysime dabar apžiūrėti šį aparatą iš įvairiausių perspektyvų, tam, kad galima būtų susipažinti su jo konstrukciniais elementais. Kaip matote, korpusas yra atliktas naudojant plieną, kuris yra dažytas, vietomis matosi
yra net šiek tiek pažeisti dažai. Bet šiaip dažymo kokybė tikrai pakankamai yra nebloga, nes pats paviršius yra pusiau matinis ir turi šiek tiek tokią grubesnę faktūrą. Toliau matosi, kad tvirtinimas yra dviem varžtais iš vienos pusės, dviem varžtais iš kitos pusės, tai lygiai taip pat ir maitinimo šaltinėse abudu jie yra atlikti praktiškai tokiuose pačiuose korpusuose ir sudėjęs vienas su kitu atrodo labai natūraliai ir puikiai. Turime du jungimo mygtukus, virš jų esantis LED indikatoriai žalios spalvos. Pakankamai įdomiai taip pat realizuotas funkcionalas veikimas tiek šitų jungimo mygtukų, tiek LED indikatorių. Kadangi vėlgi čia mes turime reikalų su rankų darbo audiotechnika, tie butikiniai dalykai, visą laiką galima rasti kažkokių tai momentą, prie kurių galėtum prisikabinti, nes nėra tokios visiškai perfekcijos. Tai matosi, kad vienoje vietoje yra šiek tiek galbūt nelygiai išpjauta ertmė jungimo mygtukui, tai šiek tiek matosi skylutė, kažkur biškiai yra apsilupęs lakas, bet šiaip bendrai atrodo labai solidžiai ir tokie dalykai, jie bendro vaizdą iš principo negadėjo. Tiesiog parodžiau momentą, kurį pats pastebėjau. Priekinis fasadas, kaip matote, atliktas yra naudojant medienos elementus, tai ant jų yra išgraviruotas kompanijos logotipas, taip pat parašytas modelis Super Baterija. Tai vėlgi čia turim BAT, tai susijęs su to, kad tai yra baterijos, RIA, tai čia RIA korekcija, tai yra būtent fono korektorius prieš jūsų akis. Ir taip pat jam yra skirtas maitinimo šaltinis. Daugiau čia kažkokių tai išskirtinių dalykų nesimato, pakankamai tvarkingai viskas yra surinkta. Netrukus parodysiu, kaip atrodo pats fono korektorius, nuimsiu viršutinį dangtį, galėsime susipažinti su juo, po to galėsime susipažinti su maitinimo šaltiniu. Taip pat ir parodysiu šių mygtukų bei LED indikatorių veikimo, sakykime, taip, principus arba kam ir kodėl jie čia yra realizuoti. Nepaisant to, kad gali pasirodyti, jog užtektų čia vieno jungiklio, tik tai maitinimo šaltinį, bet jau kaip matote yra po kelis. Ir viskas netrukus. Nuėmus viršutinį dangtį mus pasitinka štai toks vaizdas ir mes matome grupę čia esančių baterijų, kurios yra įkraunamas ir tuo pačiu metu atlieka maitinimą pagrindinės plokštės, ant kurios yra surinktas pats stiprintuvas ir fono korektorius. Taip pat matosi, jog yra ateinantis dar iš išorinio maitinimo šaltinio jungtis kartu su laidais. Sujungiama yra būtent štai tokiu XLR tipo laidu, įjungus jį. Yra paduodamas maitinimas, kuris aktyvuoja relę, kuri savo ruoštų uždaro grandinę ir paleidžia maitinimą į patį stiprintuvą nuo baterijų. Ir tuo pačiu metu šis maitinimo šaltinis įkrauna baterijas. Taip pat yra sugalvotas ir suprojektuotas maitinimo aprūpinimas šio fono korektoriaus. Toliau pas mus matosi yra atliekamas filtravimas dar papildomas. Mes čia turime didesnės talpos elektrolitinių kondensatorių, iš kurių yra 2200 mikrofaradų 25 voltam viena pora elektrolitinių kondensatorių, turiu 4700 mikrofaradų 25 voltam. Ir toliau matosi, yra surinkta simetrinė schema pačio stiprintuvo ir fono korektorius, iš kurių mes matome, kai kurie komponentai yra paslėpti po medžio tokiom kaip kaladėlėm. Iš tikrųjų, tai ten mes viduje turime tranzistorių rinkinius, tiksliai dabar neatsimenu, kokio ten modelio yra. Vieną iš jų teko keisti, nes buvo pramuštas ir turime taip pat įėjimų tokius kaip ir takelius, kur gali sujungti ar stiprintuvo paleisti MC režimu dirbti ar MM tipo režimu dirbti. Šiuo atveju jis yra nustatytas MC galvutėms, geinas dėl to yra jo biškį didesnis. Tai mes čia turime grupę įėjimo tranzistorių, kur po to signalas yra sustiprinamas, atliekama ekvalizacija, po to dalis jo patenka į čia esantį operacinį stiprintuvą.
kuris yra TL052CP. Pakankamai įdomus yra momentas ir dar tame, jog būtent šis operacinis stiprintuvas yra numatytas maksimaliai veikimo įtampai +- 15 voltų, tačiau bendroje sumoje mes čia turime vos ne 19 voltų su baterijos +- 19 voltų, tai ši mikroschema, galima sakyti taip, dirba virš savo pase nurodytų įtampų režimuose, tai toks gana įdomus variantas. Na ir čia mes matome taip pat dar vieną grupę tranzistorių, kurie jau veikia buferiniam režime. Ir va taip atrodo šis fono korektorius. Iš vidaus mes matome, kad naudojami komponentai yra tikrai geros kokybės, iš jų nemažai yra Matsušitos elektrolitinių kondensatorių. Tai tame tarpe matosi, čia berods yra FC serijos, jeigu aš neklystu. Jo, FC serijos yra tie melsvi tokie, matosi pailgi. Tai reiškia, kad yra būtent low impedance tipo elektrolitiniai kondensatoriai. Ir taip pat matosi UP irgi serijos Matsušitos elektrolitiniai kondensatoriai maitinimo filtravimui. Ir taip pat Gemicona matosi irgi porelė elektrolitinių kondensatorių. Tai vat toks vat yra vaizdas. Na, o kalbant apie patį funkcionalumą, tai pas mus matosi, kad yra LED indikatorius, kuris parodo būtent maitinimą, kada jis yra paduodamas jau iš baterijų. Ir tuo pačiu metu čia esantis jungiklis. Tačiau jungiklis šiuo atveju neveikia kaip jungiklis pačio aparato, o jis yra skirtas tam, kad uždaryti išėjimą. Tai yra reguliuoja būtent relė, kuri uždaro arba atidaro išėjimą patį fono korektoriaus. Tai vat šitas mygtukas yra atsakingas tik tai už tai viskas. O maitinamas jisai nuolatos. Tai va taip jisai atrodo viduje. Netrukus pasižiūrėsim, kaip jisai atrodo maitinimo šaltinis jam skirtas. Nuėmus viršutinį dangtį mus pasitinka štai toks vaizdas ir mes matome čia, kaip matote, pakankamai daug laisvos erdvės. Komponentai čia ne per daugiausiai, bet yra labai įdomių momentų, kurias netrukus jums parodysiu. Maitinimas įprastai čia realizuojamas tokiu būdu. Yra paduodamas tinklo maitinimas į čia esančio transformatoriaus toroidinę pirminę apiją, žinoma, praėjus grandinę būtent pačio įjungimo mygtuko, kuris yra sumontuotas galinėje panelėje. Ir iš antrinės apvijos mes turime 2 išėjimus po 22 voltus, tai mes turime 2 poras po 22 voltus kintamos srovės ateinančios jau į maitinimo šaltinio plokštę, kur yra atliekamas jau papildomas filtravimas, čia naudojant plėvilinius kondensatorius ir tuo pačiu metu srovės lyginimas. Kaip matote, vienam ir kitam maitinimo pečiui yra naudojama po 2 diodus. Vėliau pereina maitinimo srovė per jau išlygintą per grupę elektrolitinių kondensatorių didelės talpos. Ir vienas iš tokių įdomesnių sprendimų ir momentų, tai jog gamintojas yra nusprendęs čia panaudoti vietoje įprastų droselių transformatorius. Ir kaip matome, čia transformatoriai yra panaudoti kaip ritės, netgi yra sužymėti L raidėmis kaip pozicijos numeriai. Įprastai, jeigu tai būtų transformatorius, tai būtų žymimas T raidelė. Tai va, čia yra įgalintos tik tai vienos iš apvijų, čia kaip suprantu yra įgalintos tik tai antrinės apvijos, tai yra 7-9 kontaktas, 9-7 matosi čia. Na ir plokštė lygiai taip pat jie yra įgalinti tik tai antrinės apvijos. Pirminės lieka nepaliestos ir šitie 2 transformatoriai yra sujungti nuosekliai vienas su kitu. Tai išėjus sroviai iš vieno iš čia esančio antrinės apvijos kontakto patenka į sekantį ir po to jau paduodamas yra jau į maitinimą. Tai toks labai įdomus yra, labai yra įdomi variacija čia praeinančios srovės, kur yra atliekamas filtravimas naudojant ritės transformatorius kaip ritės ir tuo pačiu metu dar didelės talpos elektrolitinius kondensatorius. Dar vienas yra momentas, kurį norėjau parodyti, tai tas vadinamas Golfit ant tokios plokštelės yra The Magician vadinasi, tai
yra priklijuota plokštelė, kuri matosi, turi tokius va takelius, kurie, kaip suprantu, čia matomai yra padaryti galbūt kokiam nors elektromagnetiniam laukui malšinti parazitiniam ar kokiam nors, nežinau, tikslios paskirties šito komponento, nes matosi, kad ir apačioj toroidinio transformatorių lygiai toks pats yra. Na ir fono korektorius, kurio plokštę ką tik matėte pagrindinę, po ją taip pat yra du tokie lipdukai priklijuoti, o tai jie kažkokią tai funkciją atlieka. Reikės dar įsigilinti, apie ką visi tai yra ir kokia paskirtis konkreti, bet matau, kad yra tikrai nemažai nestandartinių priėjimų. Šiuo atveju matosi dar vienas iš nestandartinių priėjimų, tai mes turime įjungimo mygtuką, kuris iš principo mums galėtų pasakyti, jog yra aparatas išjungiamas arba įjungiamas, tačiau ne. Šis mygtukas yra skirtas tik tai LED indikatoriui įjungti arba išjungti, tai yra viskas, visa jo paskirtis. Įjungimo mygtukas pas mus vienintelis, kuris atlieka savo funkciją, tai yra būtent galinė panelė esantis ir tiek. Čia esantis tiesiog išjungia arba įjungia patį indikatorių. Lygiai taip pat kaip ir ant fono korektoriaus, toks pats mygtukas atlieka tą vadinamą mute funkciją ir viskas. Tai yra, jisai tiesiog įjungia relę, kuri uždaro arba atidaro išėjimą pačio fono korektoriaus. Tai štai taip atrodo viduje esantis komponentai šio Super Battery PSU. Taip atrodo Holfi Super Battery galinė dalis. Mes matome pakankamai paprastai atrodantį vaizdą. Apačioje esantis maitinimo šaltinis. Turim tik vieną išėjimo terminalą, skirtą aprūpinti maitinimui, kuris yra sudarytas iš 3 kontaktų. Tai mes matome, kad čia yra naudojamas XLR tipo laidas, kur irgi perdamas yra groundas, pliusas ir minusas, kadangi fono korektorius ir stiprintuvas yra maitinamas 2 maitinimo petimis, pliuso ir minuso, skiriant juos su groundu. Ir patekęs maitinimas jau į fono stiprintuvą, vėliau taip pat dar pakrauna ir baterijas. Kitam kampe mes matome dar įėjimo terminalą, būtent tinklo maitinimo, apačioje esantį saugiklį ir virš jo esantį įjungimo mygtuką, kuris ir yra tas pagrindinis įjungimo išjungimo mygtukas visam šiam aparatui. Ir viršuje mes matome jau patį fono korektorių stiprintuvą, kuris turi irgi nedidelį kiekį įėjimo išėjimo terminalų. Tai mes turime tik vieną porą įėjimo terminalų, kurie yra atlikti naudojant VBT RC tipo jungtis, labai fainos kokybiškos jungtis. Taip pat per patį vidurį mes matome ground terminalą, leidžiantį pajungti žeminimui. Na ir išėjimą taip pat mes matome porą, kurioje naudojame yra tokios pačios VBT jungtis, kokybiškos, geras ir viskas atrodo paprastai, bet kokybiškai surinkta ir taip atrodo jo galinė dalis. Mėly žiūrovai, ką tik turėjote unikalią progą susipažinti iš arčiau su išties įdomiai atrodančiu Holfi Super Battery fono stiprintuvo korektorium, kuris komplektuojamas yra kartu su Holfi Super Battery PSU maitinimo šaltiniu, kurios turi 2 pagrindinės užduotis. Tai viena iš jų įjungti fono stiprintuvo korektorių ir pakrauti baterijas. O visas maitinimas jau pačio fono stiprintuvo korektorius yra atliekamas iš baterijų tiesiai. Pakankamai įdomus yra sprendimas, aišku, kitų yra taip pat nestandartinių sprendimų čia, kur jau spėjote pamatyti jūs. Ir galėjote susipažinti taip pat su viduje sumontuotais komponentais, surinkimo kokybė, taip pat su visais konstrukciniais elementais, kokias pajungimo galimybės jisai turi. Ir kalbant apie garso charakterį, kokį paliko man šis fono stiprintuvas, tai galiu pasakyti, kad turi tokį mixed feeling. Iš vienos pusės aparatas skamba labai muzikaliai, labai gyvai, tikrai labai šauniai atliekantį savo funkciją. Galbūt šiek tiek pritrūko man atsako vidutiniuose dažniuose ir jisai nėra iš tos linijos aparatų, kurie pasižymi analitiškų garsų, tai yra ten labai tikslių ir panašiai. Tai šis vis dėlto einantis yra labiau į tokį šiltą lempinį skambesį, nepaisant to, kad čia lempų nėra, bet turit kažkokį tokį įdomų vaibą, priminantį lempinių fono korektorių skambesį. Matyt, kažkokį tai turi savo magiją.
Na ir pabaigai norėčiau su jumis pasidalinti keliomis savo įžvalgomis bei pastabomis, kurios iš principo yra tiesiog šio aparato ypatumas. Tai pradėsiu nuo garso dalies, tai su garsu, kaip ir esu minėjęs, kad jis skamba tikrai fainai, gyvai, muzikaliai, tačiau man pritrūko biški jautrumo įėjimo pačio šio stiprintuvo, galbūt tiesiog gėnio stiprinimo viduje, nes pajungus, na, sakykime taip, vidutiniškų parametrų, būtent pagal išėjimo įtampas MC tipo galūtę ir pajungus prie kelių vatų stiprintuvo gali pasirodyti šiek tiek mažokai, jau reikėjo daugiau biškai atsukti garso, tai vat norėčiau, kad jisai tiesiog vos garsesnis būtų. Tai tą reikia turėti omeny. Ir kitas yra momentas, pakankamai ilgas įjungimo laikas, tai dėjom plokštelę, įjungiam stiprintuvą, įjungiam Holfi Super Battery ir laukiam maždaug minutę, kol susireguliuos visi pereinamieji procesai, kol stiprintuvas įeis į tą pilnai darbinį režimą. Nu, gamintojo yra taip numatyta, kad maždaug po minutės jisai tik tai įsijungtų, kada stabilizuojasi visi procesai, kai jisai spėja dar apšilti ir tik tai tuomet galima mėgautis muziką. Na, toks nedidelis niuansas. Ir tuo pačiu metu yra ypatumas. Dokumentacijoje visas šis dalykas taip pat yra paminėtas, jog reikia palaukti, kol viskas nusistovės ir tuomet aparatas tik tai bus pasiruošęs darbui. Dar keletą tokių momentų, kurie susiję būtent su naudojimuose tokio aparato, tai įsivaizduokime situaciją, kai jis yra įkištas į lentyną, kur tau būtų sunku įkišti ranką per viršų, per apačią ar per šonus ir panašiai, ir norėtum tu tiesiog išjungti, išvažiuodamas aparatą kažkur ten atostogom ir panašiai, arba tiesiog išeidamas į darbą, tau to nepavyks padaryti priekinės panelės esančiais mygtukais, nes apatinis yra atsakingas tik tai už LED indikatoriaus išjungimą įjungimą, vietoj to, kad galėtų būti padarytas kaip maitinimo išjungimas įjungimas, palikus gale tą vadinamą master switch. Tačiau tas master switch yra tiesiog overall switch, tai yra su juo išjungi ir tik tuomet yra nutraukiamas maitinimas ir aparatas išjungiamas yra. Ta galima buvo padaryti priekį. Na, lygiai taip pat ir fono stiprintuvė, nes jeigu vienoje vietoje mes galime išjungti LED, kuris galbūt kažką baisiai galėtų erzinti, tai šioje vietoje mes nieko negalim padaryti, tai yra būtent LEDas šviesa, mes jo negalim užgesinti, nes čia esantis mygtukas yra atsakingas būtent jau už išėjimo realės veikimą. Taip pat keletą viduje esantis įdomus elementai yra, nežinau, iš dalies matyti yra ir to marketinginio ėjimo. Aš kalbu apie Holfi Magician, kuriuose esate matę ten tokias plokštelės, kurios yra padarytos kaip elektromagnetinio lauko absorberiai ir kažkas tokiam stiliui. Jeigu kas realiai pajuto skirtumą arba turėjo patirties lyginant, nes lygiai tokias pačias galima buvo užsisakyti atskirai. Šiuo atveju jos yra jau sumontuotos į aparatą, tai išėmus, nuėmus, būtų įdomu, aišku, palyginti, bet kadangi yra sumontuota, tai jau lupt nelupau, bet būtų įdomu, gal kas nors yra išbandęs, užsisakęs kažkada Holfi, būtent tos Magician plokštelės, jas bandęs panaudoti po savo aparatų, sakykime taip, jautriais komponentais, transformatoriais, plokštėm, laidais ir panašiai, ar turėjo kažkokį tai apčiuopiamą objektyvų efektą ir skirtumą skambesiais naudojant tokius. Tai man būtų įdomu, jeigu turėjote patirties, parašykite. Na, o šiam kartui tiek, aš manau, kad pakankamai įdomus čia buvo tas aparačiukas, turėjau progos jo susipažinti, ilgesnį laiką paklausyti. Na, o šiam kartui tiek, ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad stebite mano kanalą ir iki kito karto, iki kito įdomus aparato apžvalgos arba serviso reportažo. Ate.